pirmą etapą įveikėm, ne? Sunkiausia. Pusvalandukas nepilnas iki keltuvo bėgte. Mes turime olimpinę bėgikę. Olimpinė bėgikė mūsų. Užkilom į Kasprovi Verch ir dabar eisim ten, nu, žodžiu, kažkur, va ten, kur debesyse yra toksai kryžius, tai iki to kryžiaus keliausim viršūnėm. Kaip Saulius sakė, 9 valandas. Aišku, tiek neįsim, bet turėsim tikrai nuostabų maršrutą, nes nusprendėm labai daug laiko ir jėgų neįkvot kylant tiesiog į kalną, nes pernai šitą variantą išsibandėm ir taip ir nenuėjom tada iki to kryžiaus, nes tiesiog jau ir laiko pritrūko ir jėgų. O šį kartą nusprendėm pakilti keltuvu ir leistis kojytėm, bet prieš tai dar aplankant ir tą gražų kryžių, kurio nepamatėm praėjusiais metais. O dabar parodysiu, koks kelias mūsų laukia. Pavyko? Nu ką, pavargę, ne? Sunku buvo truputį. Bet šaunuoliai, žinai? Gevonto. Valandą. Aha. Valandą. Ten dolina yra slėnis. O va Gevonto yra viršukalnė. Teisim dar valandžiukę. Gerai? Valandžiukę dar paisim ir tada valgysim lašinukus. Žiūronus pasiėmė, tai yra tikrai. Tiek pavargo, vargšai. Laukia grandinės, ne? Bet tokios pasilaikymai. Pamatė mane. Nu, vaikai, kaip jūs gyvi? Kaip tos grandinės buvo, papasakoti. Trumpai. Gerai? Nebuvo baisu? Ne. Kada nesibaigė, man atrodo, dar baisiausiai nepriėjom.
Ne, viskas bus gerai. Na ką veikia, užlipom, ne? Jo. Ar užlipom? Nežinau, kaip reikės nuliūti. Pažiūrėk, kaip miestas. Ir štai nuo kryžiaus. Va taip viskas atrodo. Va taip viskas atrodo. Atsiveria visas grožis. O kryžius tai va. Iš tikrųjų stovim mes čia. Laukia mėliai nusileisti. Va, čia tokia eilė. Laukia nusileisti. Leidžiamės. Atsukti grandinę. Gal tu neatsukinė grandinių, nes grandinėliam dar toliau leidžiame žemyn. Leidžiamės. Visa instrukcija buvo pravesta, todėl mano vaikai labai saugiai leidžiasi. Viskas gerai. Tu nebūtum užlipę. Ten kamštis, prasme, viršui nulip. Nes visi lipo po vieną, nes ten žiūri slidus akmenys. Ir visi po vieną lipo tada ir labai statu. Ir už grandinių laikais. Man atrodo, aš biškį... Irgi grandinis yra? Ką? Jo. Ant užpakalio lipo. Ne, reikia ant bulom lipti. Ant batų padavo 4. Ne, mes saugiai, mes instrukciją iš karto vaikam, kad ant vieno tarp atramio vienas žmogus nuo grandinės įtvirtinimo iki tvirtinimo, kad pirštų neprisispaustų. Tai žodžiu, visą tą pasidarėm ir iš karto. Siema, stary. Wiesz, co się okazało? Aš net pirštinės išsitraukiu. Nu, liko turbūt kokį 1,5 valandos, gal mažiau truputį. Ką ten matai, Arijau? Skanus? Žiūrėk, ragiukai lenda, barzdelė auga. Mėkiantoj pradėjo. Jaunesnis, stipresnis. Dabar nuo šito kalno tiesiog ant sparnų nuskrysta, ne? Praleis iš manęs. Iki kryžiaus varom. Tėveli, kokia ten ta dainelė? Nedainuosiu šį mikrofoną. Negraži dainelė. O kaip mane užpipina tie akmenukai. Nepatrypa lygiai ryto. Varom, blogerio Varom. Varom. Jau link pabaigos. Va kokį, nežinau, čia lubinai, ne lubinai, kažkoks labai gražus laukas, gražių gėlyčių. Gera dienelė, užskaitom. Einam dabar labai gražiu akmenuotų takų per mišką. Va, taip pat. Viskas gražiai atrodo. Labai smagu. Nusileidom. Iš tikrųjų tai kiek čia mes? 7 valandos, 7 minutės nuo tada, kai išlipom iš keltuvo ir žingsniavom per kalnus, kalnų viršūnėm ir leidomės ir kilom ir iki kryžiaus ėjom. Žodžiu, visko buvo labai daug. Buvo ir beveik ašarų, ir buvo džiaugsmo, ir buvo nuotykio. Žodžiu, labai smagiai. Šiandien praleidom dieną. Kelias namo. Liko kokį, nežinau, 10 minučių turbūt paeiti.
Ir jau būsime namuose, bet pačiai einant prie upės, tai tokia ramybė. Čia mūsų šitas keliukas atrastas dar praėjusiais metais. Su Sauliu mes eidavom ryte ir kai grįždavom, paeidavom. Labai nuostabus vaizdas čia. Dienos apibendrinimas. Tai mes pakilome pat tenais ir tada keliavom ir pat tenais yra kryžius. Nu, žodžiu, pat buvom prie va to kryžiaus. O pakilome štai čia. Nemažas turas buvo. Buvo kas veikt, bet buvo labai gerai.